Sveiki, čia ir vėl Vytautas ir šiandien aš jums parodysiu, kaip reikia pasižiūrėti informaciją apie savo grafikos kortą. Taigi, komentaruose teko sulaukti gan nemažai klausimų apie grafikos kortas ir nusprendžiau padaryti mažą pamokėlę apie tai, kaip sužinoti visą informaciją apie savo grafikos kortą. Taigi, ko jums reikės, tai Tech Power Up GPU-Z programėlės, kurią galite gauti iš štai šio tinklapio techpowerup.com/gpuz. Ir štai taip atrodo pati programa ir ją galite parsisiųsti štai čia, apačioje paspaudę ant šio linko ir štai čia parsisiuntimas. Programėlė tikrai labai maža, 1,6 MB ir ją pasileidus štai taip jinai atrodys. Ir ką čia galite matyti? Taigi visų pirma jūsų grafikos kortos vardas, taip pat grafikos kortos procesorius, šiuo atveju yra Hawaii procesorius ir taip pat dar daug visokių papildomų nustatymų ir panašiai, taigi išleidimo data, tranzistoriai, BIOSo versija, ID, bla bla bla, DirectX supportas, koksai palaikomas DirectX'as jūsų video kortos. Taip, ką čia dar naudingo turime, memory size, kiek megabaitų, gigabaitų yra jūsų grafikos korta, memory tipas, grafikos DDR5 šiuo atveju, taip pat driverių versija ir matome yra GPU klokas, koks yra defaultinis pagal nutylėjimą, arba kitaip sakant fabrikinis default klokas ir GPU klokas, koks yra šiuo momentu ir taip pat memory klokas. Taigi, jeigu aš nueisiu į savo turbinimo aplikaciją, kuri yra kažkur čia, arba ne. Taigi, taip atrodo mano video kortos turbinimo aplikacija ir aš turiu susikūręs vieną profilį, taigi aš jį užlaudinu ir matome GPU klokas turėtų būti 1110 ir memory klokas turėtų 1450 pasikeisti. Taigi, pažiūrėkime, paspaudžiame apply ir matome štai pasikeitė GPU ir memory klokas. Taigi reiškiasi, kad mūsų, jeigu šie skaičiukai skiriasi, reiškiasi, kad mūsų korta yra paturbinta. Ir taip pat Crossfire. Šis meniu yra apie kelių video kortų sujungimą į vieną. Taigi jeigu turėčiau, tarkime, 3 tas pačias Radeon kortas, AT Crossfire būtų enabled padarytas. Ir taip pat turime dar keletą video kortos parametrų, taigi OpenCL ir šis yra palaikomas mūsų video kortos ir CUDA ir Physics yra nepalaikomi, man atrodo, šie tik tai NVIDIA's kortos, matome paaiškinimas. Taigi šitie du tik tai yra palaikomi NVIDIA kortos ir taip pat čia galite pasirinkti. Jeigu turėčiau dar vieną kokią nors kitokią video kortą, galima būtų pasirinkti kitą video kortą. Taip pat galite padaryti mažą testuką savo video kortos render testą. Taigi start render test. Ir dabar video korta turėtų būti apkrauta 100%. Kaip tai pažiūrėti, taigi nueiname į sensoriai. Ir čia turime daug visokių sensorių jūsų video kortos. Ir matome, kad šis render testas mūsų video kortą išnaudoja vos ne 100%. Ne vos, bet 100%. Ir šiame lange galite pasižiūrėti informaciją, kaip veikia jūsų video korta, taigi kiek tų megahercų, gigahercų, temperatūros, ventiliatorių greičiai ir panašiai. Visa informacija bus štai čia sensorių meniu. Na ir maždaug viskas apie šią programėlę. Čia galite keisti, kaip greitai refreshinti visus sensorius. Palikime 1 sekundę. Taigi informacija bus atnaujinama kas 1 sekundę. Taigi būtų tiek apie video kortos informaciją. Naudinga programėlė, daug informacijos apie jūsų video kortą. Jeigu nežinote, kokia jūsų video korta yra, pasileiskite šią programėlę ir rasite daug informacijos apie savo video kortą. Ko nepaminėjau, tai vardas video kortos tai yra tik tai serija video kortų
ir tai nėra būtent tikslus videokortos vardas, nes tarkime mano videokorta, kuri dabar įdėta, yra R9, pamiršau, 290 man atrodo. Ir daugiau informacijos matome yra čia. Subvendor, taigi Safire gamintojas. Na ir ko gero tiek apie šią programėlę. Tikiuosi, kad jinai kam nors pravertė ir susižinojote daug informacijos apie savo videokortą. Su jumis buvo Vytautas. Nepamirškite prenumeruoti, paspausti laiko ir susimatysime kitoje pamokoje. Iki.